Vienintelių dalykų, ko negalim valdyti, tai gamtos. Pagrindinis tikslas yra pasikalbėti su žemdirbiais ir paaiškinti jiem, kad atsitikus vienokiam ar kitokiam nuostoliam, kad kartais nereikia labai išsigąsti. Rapsas tikrai nušalo labai stipriai ir jeigu būčiau neturėjęs draudimo, tai čia turbūt dabar nesišypsočiau prieš jūsų kamerą. Ir visą laiką ūkininkui atrodo, kad čia per blogai vertinu. Dažniausiai šitą negatyvų kažkokį tai mintį neša ne tie, kurie draudžiasi šito įmonė, o tie, kurie net nė karto nėra buvę apsidraudę. Sakykime, keletą tūkstančių augalų tikrai nulankstėm. Galbūt kokia 20-30 tūkstančių. Nuo tų bandymų sėkmės ir nuo tų rezultatų patikimumo tie duomenys bus perkelti į vertinimo metodikas. Šiais metais irgi tam bandymą jau darom 2 metai. Krušos simulacijas pupų pasėliuose skirtingose išsivystymo tarpsniuose, tuo pačiu įsivedam naujus požymius. Ta, ką pastebėjom praėjusiais metais, ką su ūkininkais sutarėm, kad tikrai padarysim šiais metais ir tuo pačiu norim jom pristatyti tuos rezultatus. Pernai metus ir šiuos metus lyginant, sąlygos buvo skirtingos. Rezultatas yra kada? Kada mes nupjausime, iškulsim ir pasižiūrėsim, kaip skiriasi tas derlius, kada augalai buvo pažeisti skirtingais augimo tarpsniais ir skirtingų intensyvumu. Jeigu mes kalbame, kad pažeistas jau nupjautas 100%, tai faktiškai, kada jau, sakykime, nuo žydėjimo vidurio tikrai negrįžtamai. Tik prašyčiau į patį laukelį giliai nebristi. Mes nenorėtume, kad būtų išlaužyti augalai, nes matot, kiekvienas tas augalas, jisai neša, reiškia, kai iš 9 kvadratinių metrų ten ar iš 12, tai kiekvienas tas augalas tikrai mums yra begaliniai svarbus. Kiekvienas augalas yra suformuota viskas rankom. Perėsim mes per bandymą. Iš karto pasakysiu, kad bandymas yra 4 pakartojimais. Tai reiškia 9 variantai, pakartoti 4 kartus. Pirmą kartą iš eilės bus išdėstyta schema, o kiti 3 pakartojimai yra atsitiktinė tvarka, randomizacija, tam, kad galėtume apdoroti duomenis matematiškai. Metais čia buvo pasirinkta veislė Tiffany, tą pačią veislę tyrė ir Vokietijoje, ir Lenkijoje. Ir ėmėm 2 intensyvumus. Tai yra nukirsta 100% viskas ir nukirsta 50% augalo įvairiais augimo tarpsniais. Daromės kartu su institutu šitos bandymus vien dėl to, kad institutas kaip nepriklausomas šitų tyrimų atlikėjas gali nepriklausomai juos padaryti ir tikrai čia mūsų iniciatyvos mažai. Mes už tos pačius tyrimus pagal visus įkainius irgi sumokame, mokslininkai mums padaro ir mes juos lyginam tą, ką turim rezultatus kitose Europos šalyse. Pupų veislė yra Tiffany. Jinai buvo pasėta balandžio 15 dieną ir, kaip matot, vešlūs pasėliai atrodo iš tikrųjų pakankamai taip tikrai gražiai. Dabar augalai buvo, kiekvienas augalas rankom buvo nulenktas. Va čia mes matom 100%. Kas yra 100% nulenkimas? Tai nulenkimas žemiau žydėjimo. Tai va pasižiūrėkite apačioj. Va tiesiog matot, patys supraskit, kas yra tas 100% nulenkimas. Kad kartais, kai pasako, ten žinot, jau pas jūs atvykę tie ekspertai, ten 100% kažkoks, tai jūs žinokit, kad tas 100% nulenkimas va yra apačioj, bet matot, kad toliau ankštys yra formuojamos ir auga. Aišku, mes suprantam, kad tos ankštys greičiausiai nebus tokio dydžio, kokios va čia va bus, žinot, kur nenulenkta. Bet tai nėra, kad 100% nuostolis. Turime kitoj pusėje veidrodinių principų 50% nulenkimas. Ir kaip matom, 50% nulenkimas, tai reiškia ypač tuose pirmuose augimo tarpsniuose pakankamai nelengva atrasti. Todėl, kad, žinot, kaip tos pupos žydi, po truputį jos pradeda žydti. Čia biški, bet kyla į viršų. Tai mes turėjom susiskaičiuoti, panašiai 5 žiedelių susiskaičiavom ir tada taip suimi tą augaliuką, taip suspaudi ir palenki. Nes žinokit, jeigu taip nesuspaudi, tai lūžta. Labai sudėtinga yra nulenkti. Ir kai matom 50%, labai teisingai mūsų jau žmogus pakruojiškis, tai jis jau žinoma pupų matęs netokių.
Tai žodžiu, va matot, kaip išsitiesia. Faktiškai išsitiesia, kitur matysim labiau, mažiau išsitiesusių, bet va čia va pasiieškom truputėlį ir palyginus, matot, augo toliau tos pupos ir čia labai menkai, čia va netyčia, sakykime, nulūžo va gabaliukas, va, nulūžo belenkiant, tai va, bet šitos, kur su 50% tas nulenkimas, palyginti, na, labai sunkiai jau taip linksta. Mes matysim toliau vėlesniuose tarpsniuose žymiai paprasčiau gali nulenkti ir jos tada daro tokį kabliuką ir vis tiek tiesiasi į viršų. Čia žydėjimo pradžioje nulenkta, čia žydėjimo vidury. Čia panašiai po savaitės po nulenkta. Va, matot, kaip atrodo. Truputį žemesnės, bet didelio kažkokio super skirtumo nepasakysi. Tiesiog galit paversti, pasižiūrėti. Va, matot, kaip, kai žemai nulenkta, va, žemai. Va, pasižiūrėkit iš arčiau, nebijokit, jūs nebijokit. Tai čia taip tik tiek, kad augalas vis tiek, va matot, jisai į viršų vis tiek tempia tą stiebą, jis vis tiek kelia į viršų. Dažnai ūkininkai sako, kad va, gal mūsų metodikos netitinka Lietuvos klimatinių sąlygų. Tai visus tos dalykus ir stengiamės padaryti, kad atitiktų Lietuvos klimatiniam sąlygom, kad būtų tokie tyrimai, apie kuriuos, na, ūkininkam pasakius ir parodžius, jam tiesiog kiltų mažiau abejonių, ar tai yra teisingai ir kokybiškai padaryti. Kadangi tai yra tie tyrimai ir tie bandymai yra perkeliami į metodikas, tai vis tiek tai yra mūsų žinios, mūsų know-how, tai visi šitie dalykai jie paskui persikelia į metodikas, bet jeigu ūkininkai lyderiai ir šiaip ūkininkai sugebės ir supras, kaip jie yra atliekami, nu, tai tiesiog kartais tai yra užtenka to pasitikėjimo ir tikėjimo, kad tai viskas veikia. Sakykime, kukurūzams, tai jiems reikia efektyvios temperatūros, tai va būtent reikia tų temperatūrų, reikia šilumos, netgi drėgmės netaip reikia pirmais tais augimo tarpsniais. O pupos, sakykime, tie patys žirniai, labai svarbu drėgmė. O šiluma kaip po tokia, jie mūsų kraštų augalai, jiem nereikia išskirtinės šilumos, tai netropiniai augalai. Aš įsivaizduoju, kad labai daug žemdirbių ir aš pats esu patyręs negerų dalykų, kol dar VH nebuvo Lietuvoje. Mes iš tikrųjų buvom apsidraudę pasėlius, aš buvau jaunas labai ūkininkas ir suskaičiavo žalą ir negavau pinigų. Ir aš buvau labai skeptiškas, kai VH atėjo į Lietuvą ir norėjo dar privalomą padaryti. Sakau, aš buvau vienas iš tų, kur šaukiau garsiai, negali būti privaloma. Bet situacija yra kuo kitokia. Šitas fondas VH, mūsų organizacija, yra savidraudos fondas. Tai nėra pelno siekianti organizacija. Kiekvienas ūkininkas, kuris draudžiasi pasėlius, yra kaip dalininkas, pajininkas, akcininkas, kaip nori taip vadinkit. Mes niekam neturim uždirbti pelnų. Organizacija nėra siekianti pelno. Tai va šitą, kada pradedi suprasti, tai toliau belieka tik tai daryti tokius susitikimus, kaip šiandien ką darom, ir techninius visokius dalykus, metodikas, kaip vertinti žalas, kad jos teisingesnės būtų. Negali niekas ateiti ir kažkas pasakyti iš akies, kad čia tiek žalos yra. Viskas turi būti metodikom pagrįsta. Ir tada tas pasitikėjimas ir yra. Tam regione nebuvo, rūšų nepatyrė žalos, tavo pinigai įnašai kompensuoja kitam ūkininkui žalą. Tai kada šitą visą suvoksim, tada niekada nebus kažkokių tai negatyvių nepasitikėjimo ar kažkokių tai dalykų. Ir aš dar vieną noriu dalyką atkreipdėmėsi, kad dažniausiai šitą negatyvų kažkokį tai, kaip pasakyti, mintį neša ne tie, kurie draudžiasi šito įmonė, o tie, kurie net nė karto nėra buvę apsidraudę. Pasėlių draudime Vereinigte Hagel dirba jau 200 metų. Tai reiškia, kad jau 200 metų mes teikiame apsaugą nuo krušos, o bėgant laikui taip pat prisidėjo šalnos, vėlyvosios šalnos ir visos kitos rizikos. Atsirandant naujoms rizikoms ir atsirandant naujoms augalų rūšims, mes kvalifikuotai, kaip ir čia Lietuvoje, atliekame bandymus, kad pagerintume žalų reguliavimą, prisitaikant prie klimato ir kitų aktualijų. Pasitikėjimo klausimas yra svarbus visiems ir visur, ne tik Vokietijoje, bet ir Lietuvoje. Vokietijoje žalų sureguliavimo metu nuostolis, kuris yra nustatomas, jis geriausiai pasimato nuimant derlių. Lietuvoje pasitikėjimas svarbus kaip ir Vokietijoje.
Didžiųjų ūkių savininkai ir vadovai turi įgyję labai gerą išsilavinimą, įskaitant ir agronominį. Taip mes visada randame bendrą kalbą žalų nustatymo metu, nes labai gerai, kai galime diskutuoti su žmonėmis, kurie žino savo profesiją ir pasižymė atitinkamų išsilavinimu. Manchmal ist es sinnvoll, ein paar Tage zu warten nach dem Hagelschaden. Krušos atveju yra netgi geriau atvažiuoti keletui dienų po krušos, nes tada matome, kurios pažeistos augalo dalys, kas yra pažeista, kiek yra visiškai sunaikinta pasėlio. Pirmiausia yra atliekama pirminė apžiūra, o prieš derliaus nuėmimą atliekamas galutinis vertinimas. Tada pamatome, kiek augalai regeneravosi ir kokie yra realūs praradimai. Bet jeigu žalos pranešimas yra gaunamas prieš pat derliaus nuėmimą, mes dedame visas pastangas ir stengiamės kuo greičiau įvertinti padarytą žalą, kad žemdirbys galėtų ramiai nuimti derlių. Vienintelių dalykų, ko negalim valdyti, tai gamtos, o tą būtent gamtos daromą žalą, šiek tiek ir kompensuoja draudimas. O šiemet, šalnos užsitęsė be proto ilgai. Po to krušas užkapojo Lietuvą. Kaip pas jūs regione? Žinau irgi, kad problemų buvo daug. Asmeniškai mano ūkis šiais metais patyrė itin didelę šalnos žalą. Net nežinau, kodėl taip rapsas tikrai nušalo labai stipriai. Ir jeigu būčiau neturėjęs draudimo, tai čia turbūt dabar nesišypsočiau prieš jūsų kamerą ir turbūt galvočiau, iš ko reikės sudengti kreditus. Ypatingai tas yra labai svarbu tiem ūkininkam, kurie daro plėtrą arba pradeda ūkininkauti, kada tų apyvartinių pinigų nėra, neturim tos minkštos pagalvės, kaip čia visi mėgsta dabar sakyti. Tai iš tikrųjų yra be galo sunku, nes tie kiekvieni metai gali būti paskutiniai. Tu susidėlioji visus finansus, bet kaip ir pats minėjot, praėjo kruša, derliaus nebeliko ir viskas. Ta prasme, reikia padaryti įnašus, reikia atsiskaityti su gamintojais, su platintojais, už pesticidus, už trąšas. Ir viskas. Ir gali graži pradžia pasibaigti labai greitai, negražia pabaiga. Ir verkti kamputyje. Taip, ir verkti kamputyje. Tai taip atrodo, tą minutę, kada reikia sumokėti įmoką, yra didelį, bet jau nežinau, gal 5 ar 7 metai kažkur draudžiuosi pastoviai ir naudą tikrai matau ir, kaip sako, galiu miegoti ramiai. Šiuo metu valstybės vaidmuo tai yra be galo didelis, nes reikia suprasti, kad valstybės tas pats biudžetas irgi neguminis. Ir valstybė negali kiekvieną kartą už patirtą žalą kompensuoti ūkininkui 100%. Tai šiuo metu yra toksai, susitarimas, kad realiai 50% įmokos kompensuoja Lietuvos valstybė mums. Tai yra didžiulė paskata ir tuo pačiu metu ir valstybė nuseima tą naštą tų didelių žalų, kurios atsitinka Lietuvoje. Ir mum ūkininkam sumažina 50% realiai įmokos sumą. Prieš 3 metus baigiam rapso krušos simulacijas, kurios tęsiam 4 metus, dabar 2 metus darom pupų bandymus, irgi krušos simulacijas, taip pat, sakau, įvedinėjom naujus požymius ir į ateitį tikimės, kad tų bandymų plėtra bus didesnė.